Eteryje Vidas. Radio stoties Tavo balsas eteryje, kalbuosi su atlikėja Akvilė. Labas, Akvilė. Sveiki. Malonu girdėti tave. Čia pakankamai daug dainų tavo yra ir mūsų grojaraštyje ir tikrai pamėgtos klausytojams. Tai norėčiau šiek tiek tave daugiau pristatyti visiems ir kad tu apie save daugiau papasakotum. Tai prieš kiek metų apskritai, kada pradėjai dainuoti, kada susidomėjai dainavimu, truputėlį papasakok daugiau. Galbūt taip, kad domėjausi dainavimu, tai tikriausiai nuo pat mažumės. Tik tiek, kad antroje klasėje pasirinkau ne dainavimą, nes nebuvo tokios galimybės, o fortepijono pamokas. Tada pradėjau groti 8 metus ir po 8 metų baigus pianiną supratau, kad vis dėlto noriu dainuoti ir tada ieškojau galimybių, kur galėčiau dainuoti. Tada įstojau į muzikos mokyklą, į mėgėjišką dainavimą. Ir ten pasimokiau dainuoti mėgėjiškai 2 metus, bet ten nebuvo kažkas labai rimto. Tiesiog toksai vieną kartą per savaitę pamoka, kuri nebuvo kažkokį didelį indėlį duodanti. Bet savaime nuo 14 metų atsirado toksai dalykas kaip kūryba, kurios niekam nerodžiau. Pradėjau kurti dainas ir tik 11, man atrodo, mokyklos klasėje radau konkursą, kuriame reikėjo nusiųsti savo kūrybos dainas, įkelti į YouTube, kad galėtų pamatyti komisiją ir atrinkti, ar ten patenki į tolesnį etapą ar ne. Ir tada tos dainos sulaukė kažkaip didelio artimųjų draugų dėmesio ir tada gavau paskatinimą, kad gal norėtum įrašyti kokią nors savo kūrybos dainą. Tai pasvarsčiau ir įrašiau ne tą, kuri buvo įdėta į YouTube kanalą, o tiesiog nauja. Ir tai buvo daina Sako meilė gydo, kuri ir sulaukė nuo pat pradžių didžiausio klausytojų dėmesio. Ir iš tikrųjų tai yra pati pirmoji daina, kuri ir turi daugiausiai perklausų YouTube kanale iš visų esančių apskritai 12 dainų mano. Tai iš tikrųjų aš labai gerai atsimenu, kai aš irgi išgirdau šitą kūrinį ir man labai patiko ta daina, tada paskambinau Vudžiui Arvidui Martinėnui ir, žodžiu, taip jau atsitiko, kad ir mes su tavimi susipažinom iš tikrųjų ir labai tokia tikrai buvo daina užkabinanti, sakyčiau, Sako meilė gydo, ne veltui, kaip ir sakai, sulaukusi tikrai labai daug peržiūrų perklausų. Tai iš tikrųjų smagu, kad taip tu pradėjai su tokiu puikiu kūriniu, kuris ko gero ir daugelį, ne tik mane, bet kaip ir, sakau, daug peržiūrų, tai daugelį reiškia ir užkabino. Ir tada jau, ko gero, ir prasidėjo ta tokia sėkminga pradžia buvo ir tada prasidėjo ta tolimesnė kūryba, ar ne? Taip. Tada gavau pasitikėjimo, kad nes iš pradžių rašiau dainą su tokia intencija, kad tiesiog pasilikti savo kaip atsiminimą. Bet tada Arvidas sako, kad čia labai gera daina ir reikėtų pabandyti įsiųsti į radio stotis. Tai radio stotis labai mielai priėmė ir ten topuose labai pirmavo šitą dainą. Ir YouTube perklausos parodė, kad iš tikrųjų galiu kurti ir toliau sėkmingai. Bet dar man vienas toks dalykas įdomu, tu sakei, kad tiesiog niekam netgi nerodėjai tos kūrybos, ar ne, pradžioje, taip toks slaptas buvo kūrimas, ar ne? Gal nebuvo toksai dar vis tiek, kadangi buvo jaunas amžius. Aha. Man apskritai, kai pradėjau kurti, buvo 14-13, gal pirmas tas tokias dainas, sakykim, o vis tiek tos pagrindinės dainos, pats, sakykim, progresas dainų kūrimo, tai buvo paauglystėje, kokį 15-16 metų. Ir tada gal nelabai dar supratai, kad čia apskritai kažkas, kažkaip trūko pasitikėjimo, kad čia kažkas gero, nes darei vis tiek savo pomėgiui ir gal net nelabai supratai, kad čia galima leisti tas dainas kažkur į viešumą. Na, iš tikrųjų, prisiminus save, irgi 13 metų kažkaip pradėjau domėtis radiju, 15 nuėjau į radiją, tai ko gero čia tas ir būna toks dalykas, kad paauglystėje jau kuo susidomi ir pajunti, kad tau, tai ko gero tas kelias toliau ir veda. Tai iš tikrųjų aš pastebėjau, kad tu pakankamai aktyviai tikrai kuri tas dainas ir aktyviai turbūt ir koncertuoji, ar ne? Su koncertų aktyvumu dar nelabai pasakyčiau, kad pasižymiu, gal dėl to, nes vis tiek naujas veidas labai sunku
priimti žmonėm dar tą naują veidą, kalbant apie užsakymus, bet šiaip palyginti, man atrodo, kad tikrai po truputį daugėtų užsakymų ir auga viskas kaip palaipsniui. Aha. Na, o kas pačią įkvėpia kurti, pavyzdžiui, na, kur ta kūryba, kada dažniausiai gimsta, nes teko ne su vienu atlikėju kalbėti, kad netgi yra atlikėjų, kurie ir vežiojasi tiesiog, kaip sakydavo anksčiau, diktofoną, dabar aišku viskasgi telefone, tai įsirašo telefonu kažkokius tai žodžius, tekstus ir panašiai. Tai ar būna taip, kad kažkur važiuoji kelyje ir gimsta kažkokios eilės, ar tiesiog tau reikia atsisėsti, susikaupti kažkur ir panašiai? Šiaip galiu pasakyti, kad anksčiau tai tiesiog kurdavau atsisėdus prie pianino, ateidavo kažkokie akordai ir tada susirašydavo tekstas. O va būtent, kadangi mes, man atrodo, vis tiek linksim prie tos dainos naujausios mano, šviesime, tai va galiu pasakyti iš anksto, kad va šita daina buvo pirmoji, kur jos tekstas gimė ne prie pianino, o važiuojant tiesiog pradėjau niūniuoti melodiją, negrįšim iki ryto ir įsirašiau į telefoną tekstą, kad neužmirščiau. Man kažkaip melodijos nereikėjo įsirašyti, tiesiog tekstą pasirašiau savo žinutę ir tada grįžus sėdau prie instrumento ir parašiau, bet buvo taip, kad pirmas pasirašiau tiesiog pirmą uždainį, tada priedainį, o likusiai dainos daliai teko skirti laiko daugiau, kol jinai gimė. Tai dar apie ją būtinai pakalbėsim visai netrukus, kai aš jau ją pasiruošiu pagroti, bet prieš tai norėjau dar paklausti keletos klausimų ir norėjau paklausti dabar, o ar visas dainas pati kuri, ar yra ir kažkas, kad sukuria ar pagal kitų būtent kūrėjų žodžius dainuoja? Daugiausia, realiai tai yra tik viena daina, kuri yra ne mano nei muzika, nei tekstas, tai daina Nesugundei. Ten buvo parašyta Pauliaus ir Arvydo, Pauliaus Salionio tiksliau ir Arvydo Martinieno, o visa kita tai yra mano kūryba. Tik tais dažniausiai prieš išleidžiant dainą aš visada nusinčiu tekstą Pauliui Salioniui, kad jisai peržvelgtų, galbūt yra ką pataisyti, kokių pastebėjimų duoda. Tai taip ir gimsta. Supratau. O šiaip kokią muziką pati mėgsti? Yra kažkoks stilius galbūt, ar šiaip įvairią mėgsti muziką? Šiaip gal daugiau mėgstu melancholišką tokią, liūdnesnę, bet irgi, manau, priklauso nuo metų laiko apskritai, kaip daina užkabina. Vis tiek kažkaip esu linkusi tai, kad pasiklausau lietuvių kūrybos atlikėjų, nes įdomu kaip iš kūrėjo pusės pasižiūrėti, kas ką sukuria, galbūt pasisemti kokių idėjų. Bet šiaip tai labiau esu linkus prie lyriškesnių dainų. Supratau. Nu, tavo laisvalaikis jau ar būna taip, kad tiesiog nori pailsėti ir nieko visai nenori kurti? Nu, ar būna tokių dienų? Na, kiekvieną dieną tikrai aš nekuriu, tai tikrai būna. Ir ypač dabar šiaip yra toksai laikotarpis, kai, sakyčiau, esu padariusi tokią pauzę. Buvo, gal prieš kokias 2 savaitės parašiau, gimė toksai priedainis dainai, bet atrodo daugiau nieko nesinori daryti, dabar tokia pertrauka, kad galėčiau kažką kitokio sukurti, kad nebūtų visos dainos viena linija, viena tema, tai dabar galbūt esu tokia paieškose. Supratau, o kaip mėgsti leisti, pavyzdžiui, laisvalaikį, atostogas, ką mėgsti veikti, kur vykti, pavyzdžiui, ar už Lietuvos ribų, ar Lietuvoje kažkur būni? Na, labai įvairiai, šiaip daugiau būnu Lietuvoje, bet neseniai buvau atostogavau Paryžiuje, tai parsinešiau naujų įspūdžių, kas galvojau, gal net lems kažkokią tai dalį mano kūryboje, gal parsinešiu kokių naujų idėjų. Tai dabar kaupiuos, bet šiaip tai laisvalaikis mano atostogos visada labai aktyvios. Nemėgstu tų poilsinių atostogų, kur tiesiog nieko neveikia, guli per dienas. Tai daugiau pas manęs gyvenimas aktyvus. Tai tu, žodžiu, mėgsti tokias pažintinės daugiau kelionės, ar ne? Taip. O sakyk, ar tiki horoskopais, pavyzdžiui? Neįtin, gal kažkada buvo toksai laikotarpis, kai pasiskaitydavau, o dabar tiesiog tikiu savo likimu ir nemanau, kad tai turi didelės įtakos, nes vis tiek horoskopai netitinka kiekvieno žmogaus individualiai.
tai nelabai tikėtina skaitau. O ar esi prietaringa? Pavyzdžiui, pabeldi ten kažkur į medį kelis kartus, kad pasisektų kažkas ar panašiai? Kartais gal ir pabeldžiu. Priklauso nuo to, ant kiek tai yra baisu, kas mane labiau gąsdina, tada ir pabeldžiu ir pasispjaudau per tą petį. Bet kad labai jau būčiau prietaringa, tai nepasakyčiau. Aha, tai žodžiu, nei horoskopais, nei nesi prietaringa, tai turbūt, pavyzdžiui, ir pas būrėją kokia nesi buvus, ar ne? Ne, manau, kad ir nebus. Geriau, kai tiesiog viskas teka ta tokia linkme, nežinoma ar ne, ir kaip jau ten bus, taip jau bus. Taip. Va, tai ar teko jau susidurti su kažkokiais galbūt įkyrokais gerbėjais, nes vis tiek esi žinoma jau pakankamai, tikrai žinoma, ir ar buvo kažkokių tokių dalykų? Na, tikrai pasitaiko vienas kitas, bet labai gerai, kad yra tie mūsų tinklai, kuriuose galima paprasčiausiai užblokuoti ir tas žmogus tau daugiau netrikdys gyvenimo, bet šiaip tai yra keli tikrai buvo tokie, sakykime, labiau priekabesni. Aha, supratau. O tavo mėgstamiausias metų laikas koks yra? Vasara. Jo. Tai kiek aš ką kalbinu, žinok, visiems kažkaip vasara. Nu, turbūt mėgstamės tą šilumą, ar ne? Ir Lietuvoje trūksta, ko gero, tos saulės šilumos. Norisi. Na, dar ir dėl to, aš galiu pasakyti, kadangi vis dar esu studentė, tai dar vasara priduoda to, kad yra ir atostogos. Ir čia yra dar vienas vasaros pliusas. Pliusas, tikrai ir didelis pliusas. Taip, ir dabar galime jau pasikalbėti apie naujausią tavo dainą. Tai gali papasakoti daugiau apie ją dabar jau, nes netrukus ją ir pagrosiu eteryje. Tai kaip ir minėjau, jau truputį buvau užsiminus, kad mano naujausia daina vadinasi Nušviesime. Kadangi jau pasakojau, kaip jinai gimė, tai manau nebesikartosiu. Galiu pasakyti tik tai, kad tai yra daina apie tai, kad man atrodo kiekvienas, kai jaučiamės laimingi, turime jėgų, pasitikėjimo, atrodo galime nušviesti net visą dangų ar miestą. Ir tai gali būti nebūtinai su savo antrąją pusę, nes tiek mano dainoje dainuojama mes, bet galite šitą dainą skirti kiekvienas ir savo asmeniškai, kad tikrai, kai esi pakylėtas, gali nušviesti miestą, dangų ir dar daugiau. Na ir taip pat galima rasti YouTube ir dainos vaizdo klipą, ar ne? Tai irgi tie, ko gero, galėtum gal plačiau apie tos filmavimus papasakoti, turbūt irgi viskas pakankamai įdomiai vyksta, ar ne? Na, šitas vaizdo klipo filmavimas buvo, sakyčiau, išskirtinesnis, nes filmavome netgi 12 valandų. Oho. Užtrukome iki pat 12 nakties, nuvažiavome 12:30, pradėjome nuvažiavus į Arvydo studiją filmavimus studijoje ir tada viskas persikėlė į vakarinį naktinį Vilniaus miestą, kur ten ir užtrukome iki, kaip ir sakiau, iki 12 nakties. Tai jau tikrai tokie, sakyčiau, didesniai įspūdžiai ir dar paskui laukė gana ilga kelionė į namus į Kelmės rajoną. Tai realiai buvo tikrai ilgas ir varginantis filmavimas. Bet įtariu, tas nuovargis paskui toks buvo netgi savotiškai ir malonus, ar ne? Adrenalinas, tikrai taip, nesinorėjo namo, tiesiog važiavai visą kelią, pilna įspūdžių ir pasikrovus energijos ilgam. Na ką, tai belieka tą kūrinį ir pagroti dabar visiems tavo balso klausytojams. Labai ačiū, Akvilė, kad pakalbėjai čia mūsų eteryje. Linkiu tau ir toliau kūrybinės didelės, kūrybinės sėkmės, kūrybinės ugnelės, kad į tave visada lydėtų ir daug gerbėjų. Ir be abejo, kad šis kūrinys dabar mūsų eteryje, aš pasakyčiau, kad labai tokia linksma, smagi daina, ar ne? Tai tikrai taip. Pasiklausom jos ir ačiū tau dar kartelį, sakau, iki kitų kartų. Ačiū Jums, gero klausimo. Negrįšim iki ryto, kol diena nenušvito, kol dar galim eiti pagal šitą greitį, jausti kvapą natų, laukti paukščių metų.
Mes nušviesime miestą, kol jausmai dar neblėsta, kol širdis dar jauna, kol meilė gyva. Mes nušviesime dangų, susikibę už rankų, kol širdis dar jauna, kol meilė gyva. Lauksim saulės delnuos, bet ir ji nežinos, kas slėps naktis, mūsų praeitis. Mes nušviesime miestą, kol jausmai dar neblėsta, kol širdis dar jauna, kol meilė gyva. Mes nušviesime dangų, susikibę už rankų, kol širdis dar jauna, kol meilė gyva. Kol meilė gyva. Kol meilė gyva. Tavo balsas.